Labas, čia Gediminas Girnevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kaip pasikelti savo motivaciją. Taip, nes motivacija tai kuras, taip, mūsų energija, mūsų entuzijazmas, tai yra kuras mūsų gyvenime ir mūsų versle. Ir jeigu tavo motivacija yra prie tavo kulnų, na, žinoma, tada nebus labai didelio rezultato ir nebus net noro kažką daryti ir kažką keisti. Tad noriu pasidalinti keliomis strategijomis su tavimi apie tai, kaip padidinti paprastai, lengvai ir greitai savo motivacijos lygį. Taigi, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi iš šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, ar yra tau tai buvę, kad pritrūktų motivacijos? Parašyk 5 į komentarus, jeigu tau yra tai buvę. Žinau, kad man tikrai yra tai buvę ne kartą. Taip? Reiškia, visų pirma, jeigu tu praradai motivaciją, su tavim nieko nėra blogai. Tu esi normali arba normalus. Nes visiems tai būna. Visi anksčiau ir vėliau patiria ir pakilimų, ir nuosmukių. Taip? Visi tai patiria. Tai visų pirma, tai yra visiškai normalu. Bet patarimas, kurį aš galėčiau tau duoti, ir patarimas, kurį daugelis sėkmingų žmonių duoda, tai neužsibūk tenai. Visi patiriam tų nuosmukių, bet skirtumas tarp sėkmingų ir netokių sėkmingų žmonių yra tai, kad kai sėkmingas žmogus papuola į tą nuosmukį, jis arba jis stengiasi kuo greičiau vėl atstatyti tą energiją, tą motivaciją. Kai nesėkmingas žmogus papuola į tą nuosmukį, jis arba ji ten praleidžia dienas, savaitės, kartais mėnesius, taip, savęs gailėdami, nieko nedarydami ir panašiai. Ir žinoma, tai yra klaida, nes tai gali labai stipriai pakenkti tavo rezultatams ir prailginti tavo tikslų siekimą. Taigi, kaip galime pasikelti tą motivaciją, taip? Ir pirmas dalykas gali būti šiek tiek atvirkščiai, negu tu įsivaizduoji, kad bus patarimas, taip? Nes dažnai žmogus sako, aš neturiu motivacijos daryti veiksmus. O žinai, ką reikia padaryti, kad susigrąžintų motivaciją? Pradėti daryti veiksmus. Sako, veiksmas yra priešnuodis didumai tų blogų emocijų. Jeigu šiuo metu tu esi tame nuosmukyje, kada neturi motivacijos, kada neturi energijos, kada neturi entuziazmo, didelis šansas, net nedidelis šansas, garantuotai, tu nesi veiksme. Garantuotai tu nesi veiksme. Dėl to, kad kai tu esi veiksme, kai tu turi susitikimą po susitikimo, transliaciją po transliacijos, paustą po pausto, skambutį po skambučio, spėk, kas įvyksta. Tu neturi laiko, kada depresuoti. Tu neturi laiko, kada savęs gailėtis. Bet kai pas tave darbo kalendorius tuščias, kai tu neturi jokio plano šiai dienai ar šiai savaitai, va tada ir nukrenta ta motivacija, va tada tu nerandi savo vietos, tada tu vaikštai iš kampo į kampą, nes tu nedirbi, nes tu nedarai veiksmo, taip? Tad pirmas žingsnis, norint padidinti savo motivaciją, pradėk veikti, net jeigu tu to nenori daryti. Net jeigu tau visai šiandien nesinori, tiesiog pradėk daryti veiksmus. Ir tu gali apgauti savo protą. Pradėk daryti veiksmus ir atsiras tas entuziazmas. Atsiras tas noras, taip? Nes kai tu nedarai veiksmų, tada tu daugiau galvoji. Kuo daugiau galvoji, tuo mažiau darai veiksmų. Kuo mažiau darai veiksmų, tuo mažesnį rezultatą gauni. Kuo mažesnį rezultatą gauni, tuo dar daugiau galvoji, tuo dar mažiau darai, tuo dar mažesnis rezultatas. Taip ir taip gaunasi tas užburtas ratas. Nori iš jo išeiti, tiesiog pradėk daryti veiksmus. Dažnai žmonės sako, o tai kaip man sugrįžti, jeigu aš turėjau pertrauką, jeigu aš buvau be motivacijos, kaip man dabar sugrįžti? Va taip. Tau nereikia kažkokio tai specialios ceremonijos, kad sugrįžtum. Tiesiog nuspręsk, kad šiandien yra nauja diena, aš pasiraitoju rankovės ir einu daryti veiksmus. Ir tu žinai, ką reikia daryti. Neapsimesk, kad tu nežinai, ką reikia daryti. Tiesiog eik ir daryk, ką reikia daryti. Jeigu nežinai, paklaus savo sponsoriaus, paklaus savo lyderio. Tau tikrai duos idėjų, ką galėtum padaryti šiandien, kokius veiksmus. Pirmas dalykas, nori pakelt motivaciją, pradėk daryti veiksmus. Pradėsi daryti veiksmus, gausi rezultatą, tai padidins tavo motivaciją, darysi dar daugiau veiksmų ir tai bus tada gerasis užburtas ratas. Tai pirmas dalykas, padaryk tai. Antras dalykas, kada paskutinį kartą
perskaitai savo tikslus? Kada paskutinį kartą užmerkiai akis ir vizualizavai savo tikslus? Matei save jau visą tai pasiekus. Jeigu tai automobilis, tu jau matai save vairuojant tą automobilį. Jeigu tai yra kažkoks tai uždarbis, kažkokia pinigų suma, tu jau matai tą sumą savo banko sąskaitoj. Jeigu tai yra komandos dydis, jeigu tai yra kažkokia kelionė, jeigu tai yra namas, dar kažkas, tu jau matai save visą tai pasiekus. Kada paskutinį kartą skaitei savo tikslus ir vizualizavai 15 minučių užmerkus akis, kaip tu juos jau pasiekai? Aš šį rytą. Ir vakar vakare. Dėl to ta motyvacija neišsenka, kai tu nuolatos esi susikoncentravęs į savo svajonės, į savo tikslus, į savo misiją. Kaip tau gali pritrūkti motyvacijos? Kaip tau gali pritrūkti įkvėpimo ir entuziazmo? Negali, nes tu būtent galvoji apie tai, tau, kaip sakant, oda pašiurpsta nuo to, taip? Tau būtent drugeliai pilvės skraido, kai tu įsivaizduoji, kai tu matai, kaip tu visą tai jau turėsi, kaip tu visą tai pasieksi, kaip tu realizuosi savo svajonės. Bet jeigu tu neskaitai savo tikslų arba net neturi jų susirašiusi, jeigu tu nevizualizuoji ir nematai savęs visą tai pasiekus, tai apie ką tu tada galvoji? Apie žmogžudystės, apie karą, apie krizės, apie politikus, kurie vėl pridirbo kokių nesąmonių, apie dar kažkokius skandalus. Įdomu. Jeigu savo galvą kimši negatyvą, paskalas, visokias dramas, koks bus tavo gyvenimas, įdomu? Pilnas motyvacijos ir entuziazmo? Ar bus tavo gyvenimas išsekintas? Ar bus tavo gyvenimas toks, kad tu galvoji, kad net neverta čia iš vis kažką bandyti, nes toks pasaulis šuniui ant uodegos? Ką dedi į savo galvą, tą ir gausi. Kaip sako, jeigu šiukšlės į vidų, tada šiukšlės eis lauk. Dėk gerus dalykus, maitink savo protą gerais dalykais ir tada turėsi geresnę motyvaciją, turėsi didesnį įkvėpimą ir entuziazmą. Ir trečias patarimas, jeigu nori pasikelti savo motivaciją, apsupk save motyvuotais žmonėmis. Didelis šansas, jeigu tavo motyvacija yra nukritus, tai yra dėl to, kad tu leidi laiką su negatyviais žmonėmis, su žmonėmis, kurie nuolatos skundžiasi, kuriems viskas blogai, kuriems gyvenimas neturi prasmės, kurie pastoviai bėdavojasi ir panašiai. Ir leidžiant laiką su tokiais žmonėmis, net ir pats pozityviausias žmogus gali pasinerti į depresiją. Tu turi tikslingai pradėti leisti laiką su žmonėmis, kurie yra motyvuoti, kurie yra tikslo siekintis, kurie yra pozityvūs, kurie perduos tau tą energiją. Taip? Ir dažnai tai yra tavo komanda, dažnai tai yra tavo lyderiai tavo kompanijoje, taip? Su kuriais tu gali leisti laiką ir pasikrauti nuo jų tos geros energijos. Jeigu neturi tokių žmonių, su kuriais galėtum praleisti, junkis į Čempionų lygą. Tai yra mokymų bendruomenė, kur renkasi pozityvus, tikslo siekiantis žmonės, kurie būtent tą energiją vieną kitus užkrečia, taip? Kur aš kiekvieną rytą darau mokymus, dalinuosi informaciją ir panašiai. Galbūt tu nori dirbti su manimi asmeniškai, junkis prie Deimantinio klubo, taip? Kur kas 2 savaitės susiskambinsim asmeniškai ir kalbėsim viens ant vieno, kad pakelti tavo motivaciją, kad palaikyti tavo entuziazmą, taip? Bet tu turi rasti būdus apsupti save žmonėmis, nuo kurių tu pasikrausi, o ne kurie tave išsekins ir ištrauks visą energiją iš tavęs. Tai va, tokie 3 patarimai, kaip pasikelti savo motivaciją. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Linkiu tau nuostabios dienos ir nuostabios savaitės. Jeigu buvo naudinga, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir pasimatysime rytoj. Čiau, čiau. Viso. Iki.